paskui čia aš, o tada jūs. O paskui kaip Dievas jūs. Taip, kaip laikas. Laikas. Kas klauso iš pažinčių, jis ateina į klausyklos ir klausosi paslapčių, ir tada mums pasakoja. Taip. Tai kągi, tai va tokia įžanga, kaip ir visos truputėlį nejauku, truputėlį baisu kažko, o nežinau ko, kameros bijau, bet nu ką padarysi. Taip jau yra. Taip jau yra. Taigi, laba diena, sveikinu visus susirinkusius į tokį truputį netradicinį renginį. Planuotas renginys buvo bibliotekoje, atsidūrėme štai bažnyčioje, už tai ačiū mūsų gerbiamam klebonui, kuris su visokiom mintim, aišku, labiau su gerom mintim, mus įsileidžia į bažnyčią, kviečia, prašo atidaryti duris, įleisti šilumą ir įleisti žmonės. Ta mes šiandieną ir padarėme. Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Toks oficialus pavadinimas. Viena iš kolegų surankioja kraštiečius, kurie gimė prieš apvalius, kaip čia pasakyti, apvalius metus, prieš tam tikras. Renkamės iš to sąrašo žmonės, kurie galbūt pirmiausia gimė mūsų krašte, gyvenę mūsų krašte, dirbę, arba kažkaip susiję. Ir štai mano akis užkliuvo už pavardės Audronė Buigaitė. 70 ten buvo parašyta dar toks skaičiukas kažkodėl. Mažiukas toks skaičiukas. Lietuvos žurnalistė ir aktorė. Ir dabar neužsirašiau, kas daugiau. Na, žodžiu, ten buvo tam tikras žurnalistė. Ir ypatingai užkliuvo akis už to, kad jaunimo gretų žurnalistė. Jaunimo gretos tai buvo mūsų jaunystės pagrindinis, vienintelis beveik žurnalas prieinamas, iš kurio rinkdavom iškarpas, klijuodavom netgi sąsiuvinius. Ten buvo mūsų dievukai, apie kuriuos informacijos nebūdavo labai daug, bet tai buvo tikrai ne tokia gausa žurnalų kaip dabar, o mylimas, laukiamas ir skaitomas žurnalas. Tai štai ten ir teko dirbti gerbiamai Audronei. Maža to, kad kai kurie melageniškiai ir dalyvavote ir prisimenate poezijos naktigonės, kurios vykdavo čia mūsų aikštelėje. Ir vienais metais Audronė ruošėsi atvykti į poezijos naktigonę, bet liūdnas įvykis sutrukdė tai padaryti. O šiandieną, sakyčiau, svajonės išsipildymas. Svajonės juk pildosi. Jeigu planuota, tai ir turi įvykti. Šiandieną su mumis yra Audronė, kurią pirmiausia turbūt ir pasveikinkime su tuo skaičiuku, kuris buvo tame sąraše. Jei ne tas sąrašas, tai taip ir būtų likę dar gal keleriem metam. Bet tas valdiškas popierius mane paskatino, paragino kažką daryti, kad mes čia susirinktumėm. Taigi dabar prašysime ilgiausių metų. O jūs sėdit? Man čia sėdėt. A jums čia sėdėt?
tačiau joje telpa labai daug. Tai yra poezijos knyga. Poeziją vieni mėgsta, kiti nemėgsta, bet joje trumpoje eilutėje telpa daug. Telpa visas gyvenimas. Jeigu žmogus vienas parašo daug knygų, poetai paprastai parašo jų mažiau. Audronės yra tai kelinta knyga? Pirma. Tai pirma knyga. Neskaitant to, kas buvo dienraščių. Na tai ten gal kaip darbas galbūt buvo. Ne, buvo taip. O tai knyga skirta visam gyvenimui, skirta artimiesiems, kaip paminklas savotiškas, kurį galima pasiimti kartu su savim, atsiversti ir surasti kažką tokio artimo. Aš, patikėkit, jau radau. Taip, toliau štai šis ponas su gražia šukuosena, jis šmirinėjantis čia po visą šitą mūsų bažnyčią. Jis čia jau nuo pat ryto, nuo 9 valandų, šiandien man teko labai skubėti darbą ir sutikau aš jį čia atvykstantį. Jis ne šiaip savo šmirinėja, jis ne tik filmuoja, čia jo paroda, čia dalis parodos. Tik 9 fotopaveikslai. Fotopaveikslai, kuriuose užfiksuotos įvairios gražios Lietuvos vietovės. Paroda vadinasi Vietovės įkvėpusios kūrėjus. Tai Ramūnas Guiga, pagal pavardę, aišku, kad brolis. Nu, gali būti ir pusbrolis, bet tai yra Audronės brolis. Aš jeigu nesumeluosiu, galiu besijaudindama kažką sumaišyti, iš Merkinės šiandieną jis pas mus atkeliavo. Taip? Aišku, pravingiavo ir kitais keliais, ne tik taip. Tai va, ir paroda, kaip sakiau, čia ne visa, tik pusė jos. Kita pusė paruošta, dar nepakabinta bibliotekoje. Taip kad prašysiu jūsų anūkių ar anūkų, ar pažįstamų laibom rankom ir kojom, kad man padėtų tai padaryti, įvykdyti. O dabar gerėkitės tais vaizdais, kuriuos dabar matot, ir Ramūnas būtų labai dėkingas, jeigu ten paliktumėt įrašą. Po to, tai gal tiek pasakiau, ne? Dar apie knygas, jų čia ne viena, norintiems jų galima įsigyti, pasilikti ir savo atminčiai. Tai va, čia pradžia muzikinė dovana jubiliatei, o dabar aš noriu, kad nepamirščiau, nes aš bijau viską atidėti, nes paskui kažką galiu pamiršti. Tai aš dabar noriu tai, ką turiu, dabar iš karto ir išdalinti. Tai čia man tik sėdėti. Tai jums sėdėti, visiems sėdėti, visi sėdė, aš čia tik tai vieną vargstuvą, matot, lakioju. Čia nuo Ignalinos viešosios bibliotekos suvenyras, žvakutės, vaško žvakės su meilė bitėms ir kartu toks priminimas, kur buvote. Parašė knygą, o aš išverčiau keletą knygų ir aš to didžiuojuosi. Ir aš vis dovanoju. Gal šuniukų ir neauginat, bet myliu. Nu tai va, o kai paskaitysit, tai dar labiau pamirsit, nes ten kai kur tai visai nieko. Tai va, dabar aš atrodo, kol kas pašnekėjau. Ir dabar, Audronė, jūs skaitykit, ką jūs ten pasižymėjat savo padarytais. Nu ką, kadangi pradedam nuo to, kad vieni kitiem pasakom ačiū, tai aš laikysiuos tos tradicijos. Pirmiausiai tai, žinoma, žemai lenkiuosi klebonui, kad priėmė. Žemai lenkiuosi giedorėliam, dainorėliam. Ir čia yra, kaip sakė jau Rima Pilnatis, mano knygelė, tai aš užrašiau taip. Mielagėnų kultūros šviesulėliui, Rimai, su kuo nuoširdžiausia padėka, Audronė. Ir žinoma, aš tikiu, kad
tarp jūsų atsiras gal vienas, antras, trečias, kuris irgi paskaitys mano eilėraščių. Tai aš kaip suprantu, kas vidury, tas tikriausias. Tai tada gal pradėsiu nuo eilėraščio, jeigu leisit. Taip, taip. Taigi, mano pirmajam knygelės puslapį, antrajam. Pirmajam tai yra dedikacija mūsų mamytei Stefanijai atminti. Antram yra toliau skyrius skirtas pasišnekėjimai vadinasi. Tai skirtas mano mamos tėviškiai, Pašekščiams, gal teko girdėti, aš nebejoju, kad tikrai teko. Kaimui, kuris išmiršta dėja, ateina, žinot, kažkas atsėlina iš miesto, nusiperka ir gyvena jau visiškai kitą gyvenimą. Tai aš įdant kažkiek palaikytą dvasią raidelėmis parašiau, sueiliavau. Pirma dalis taip ir vadinasi. Pasišnekėjimai mano tėvų tėvelių kaimui ramiai išeinančiam. Naktys išeina iš trobų ir tyliai gesina žiburius. Aprūkusios seniai valyto stiklo lempos nereikalingos, jas kada nuspirs užklydęs murznas veikiūkštys ir bėgs nuo durų, už kurių priplėkia šaltis, pelės ir laikas neskaičiuojamas. Oi, moteriškės, jaugumą namų, jūs, kurių pasakojas pėdas, sugėrė lietus rudenį. Dabar aš labai norėčiau paprašyti, Rimute, ar galit užplaišti, kad aš jojau per Žalių girelą? O tada paskaitysiu kitą eilėraštį tą progą. Kad aš jojau per Žalių girelę. Labanoro girelė, maitintojėlė, žaliasparnė kregždelė, Lietuvos pakraštėlin nustabus. Aukštai mėnesėlės, žvaigždelės,
dangaus žibonėliai, ai gražumas, ir joja žilausis vidžiūnas link to namelio, kur neapžėlė samanom stogas, kur pinavijos dar nepavyto, kur prie gonkelio rūtelą žvaro. Tai čia paskutinis priedainis. Ir tada gal tuo pačiu dar vieną eilėraštį, tada perduosiu estafetę. Trečia dalis yra skirta taip pačiai iš Vidžiūnas, tai mano buvo senelis, kuris joja. Ir buvo tokia Vincentienė, kur eidavo per didelį pievų, vėl melškarių, tarvanydavo viedrais, visas kaimas girdėdavo. Tai va jai eilėraštis. Žaliam šaltinį, rudenio saulė, rausva kaip uoga. Ant žalios pievos rūkai išdrikia kaip drobės baltos. Tai tavo takeliai visi išvaikščioti, po tavo našteliais unduonų tyškės, ko neteini rytais paskalambin su kibirėliais per ilgą pievą. Oi, Vincentienė, oi, Dieve. Diena gęsta. Sekundei nuleidau akis nuo dangaus, o saulė, lyg paukštis sparnais suplasnojęs, pranyko. Laikiau rausvą debesį rankoj, pati nežinodama, ką su juo veikti. Sumykė karvės, užsiskardeno visokiais balsais, vienur ir kitur, trimituodamos vakaro pergalę. Klaupės prieš ją nusilakščiusios moterys, laikydamos skambančius kibirus pienui ir galvojo tylėdamos apie būsimą giedrą, o prie lovų, kaip saugantis šuo, susirangė giliausias miegas. Ir aš čia noriu stabtelėti. Kaimo paveikslėliai. Pirmas. Dulksna. Grybų lietus. Nulūžusi alksnio šaka. Pro ją žiūri įžūli ir nustebusi Stirnių kaimo, kur prie malėtų raudona žemuogė. Čia šonka. Antras paveikslėlis. Mano baugščios purienos, kilmingos raktažolės, mano nematomas ir atkaklus tako gysloti, melsvi ir baltieji varpeliai, kartusis pelynė ir aistringai šviežiai pjaunamos žolės šūksnis. Kaip dabar padarom? Tai gal tada aš pratęsiu jūsų temą, tai tada susikaupsim tada ir klausysim. Kadangi jau prašnekom, perėjom iš kaimo senovės, tada laukiam vasaros ir jau pirmas žodis buvo pasakytas apie žemuogės. Tai be pavadinimo tiesiog. Kvepia žolės. Pravirktumei. Vasara. Pro šakas, pro birželio šakas, mėnesiena lyg virpanti ašara, tiesia tyliai plaukus rankas, kvepia žolės. Sutirpk jo vasara, akyse švelnumu. Pro mane kaip ėriukas žvaigždelė ir denasi, pirmo šieno palaimint. Lanka. Kvepia žolės. Tylėkime vasarą. Kol liuliuoja birželio naktis, širdyje mažą gūžtą suradusi, tegu virpanti paukštė užmigs.
nieko nelaimėčiau. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta, ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritarė tiesai, ji visą pakelia, visą tiki, visko viliasi ir visą ištveria. Meilė niekada nesibaigia.